Turiu laivelį mažą, plonų lentučių, jį man padarė tėtis, kad jūrininku būčiau. Aš nežinau, žinokit, dydis, flemba, aukštis, tai kokių, nu, kokie, kiek, 100 metrų turbūt. Wow. Nekreipkite dėmesio, biškį padusęs. Wow. Wow. Patonais mėgštą, gal kažkas geriau matysis. Vienu žodžiu, bairis. Floating markete, kur tu gali nusipirkti, pavalgyti ir išgerti, davė pusvalandis, o kur tu gali kažką pamatyti daugiau, davė 20 minučių. Tai vienu žodžiu. Va jum, Bankoko vaizdelis. Bėgu, nes noriu dar nufotografuoti. Iš toliau Buda. Big Great Buda vadinasi. Oi, čia vienuoliai, nežinau, ar galima bėgioti. Visi basi. Va, tokio dydžio. Atrodo gal ne tokia didelė kokia realybė, bet šiaip, nu, įspūdinga, aš nežinau. Kur aistė eini? Mums reikia ten eiti, po kairę. Po kairę. Su aistė kažkas daros paskutiniu metu. Nežinau. Tu jai sakai vieną, jinai daro kitą. Vemia rytais. Viskas krenta iš rankų. Nesusikoncentruoja į vieną vietą. Nežinau, žinokit. Tai va, reiks daryti kažką. Dabar bėgam į valtį. Spėjom į valtį. O kas įdomiausia, kad su mumis dar keliauja, kaip išsiaiškinom, kiniečiai, man atrodo, kurie angliškai nepubum, aš sakau, iš kur tu? Iš kur jūs, tipo, where are you from, guys? Nieko, karočiai. Tai pradėjau varinti su Japan, China, o, ja. Ne. Nu va, kad jūs įsivaizduotumėte. Daugmaž mastelis. Einam dragą. Viskas apdėjom visus. Čia reikia skubėti, nes šiandien banguoja. Irgi turi atsargiai varyti. Aistė jau perkakojus, nes banguoja labai. Kaip matote, be lemenių esam. Bet yra lemenių, matėm, kad yra. Nubliavo čia gerai, atrodo. Lemą dabar supsimės, blėt. Ką, Chebrytė, jūsų sveikatą? Nusikirminom. Lemba Chebrytę papuolėm į kažkokį apgavysčių voratinklį mes čia. Sakėm iš pradžių, kad geras žmogus, jau dabar jau, nu, ta prasme, wow. Mėlynos žibutės, tavo akutės, sirpančios uogytės, tavo lūpytės, saldus ledinukai, tavo bučiukai, saulės spindulėlį, širdelė tavo.
Gerai, biški daugiau pakomentuosiu dabar apie situaciją mūsų. Nuvarėm į eilinę šventyklą. Ir tipo priėjo čiuvelis, aš iš policijos, mano tėvas policininkas, vakar buvo didelė šventė. Jeigu jūs nežinojote, tai dabar tuktukai ten už 40 batų tave apveš aplink visą Bankoką, ten visko prarodys ir taip toliau. Tai tikrai neskemas čia. Nu tai ką, susistabdė, nes ten tuktukai tik tai su vėliavėlėm, karočią. Susistabdė tą tuktuką, įlipom. Ką, pirma stotelė Bautripas tipo. Nuvažiavom, tai 4 štukytės batų, sako. Aš taip greitai pasižiūriu, kad čia virš 100 eurų. Sakau, nu tai 3 štukas. Ai, kažkaip galvojam, pizdu. Nu tai mes 2 valandas pasiplaukėjom su tą valtim. Nu, viskas tvarkoj, patiko. Tada, ką, išlipom, dar kažkur nuvažiavom į kažkokią šventyklą. Tai ką, tada jau laikas važiuoti pirkti kostiumų. Nuvažiavom į kostiumų pirkti. Tai nuvėjom, nu, mes ten, karočią, jis turi štampą gauti. Mes sakom, neįsim, mums nereiktų kostiumų, eik pasiimsi tą štampą. Ne, tai sako, jūs turite užėjti bent 5 minutėm, kitaip aš negausiu. Okei, užėjom, ten jisai, nu, okei, ten Kašmyras ir taip toliau, gražus tie kostiumai. Nu, bet aš sakau, seniai, tikrai mes ne kostiumą atvažiavom, tai suprask ir mus. Gerai. Ką, po kostiumų laikas važiuoti rubinų ir safyrų pirkti. Vėl jam reiktų, štampą, atsiprašau. Nu tai ką, nuvarėm. Tai sakau, jau dabar tu Aiste mazinkis, aš jau atsimazinau nuo kostiumo. Tai auksinė grandinėlė kainuoja 600, sidabrinė 500, kur kaina parašyta 12 800, jinai mums skaičiavikai rodo, tai 15 000. Nu tai gerai, sakom, pagalvosim, it's the last day, because of discount you don't get, nu karočiui. Tai va, džiaugiamės bent jau dabar į kažkokią gražesnę šventyklą atvežė. Peace. Ant šitų plytelių labai karšta. Tai va, galima eiti iki čia, o čia jau dega kojos. Nu, komentarą. Čia skirtingos būdas ir skirtinga šalies. Kur iš Lietuvos? Nu, ne, visi. Nėra? Yra graikų, yra japonų. Kadangi tom būdom turbūt labai karšta, tai prie kiekvienos pagondyškę padėta. Prie šitų 2 yra, prie šitų 2 yra. O šitos kažkokios levesnės, tai tik viena kondyškė. Vienu žodžiu ir va čia jų. Labai labai daug. Oi, norėjau parodyti, kad nuogi papai. Nu tai va, taip ir gyvenam. Ryte buvo 25, nu tai dar galima kvėpuoti. Dabar 31, išlindo saulutė, šilta, faina, gera. Tai va. Kol kas mums dar tas jų visas street foodas žiauriai smirda. Aš nežinau, ar čia iš po vakar tų žuvų padariniai kažkokie, kur mes praėjom, ne? Nufotografuosiu. Ar nežinau, mes kaip tik einam pro kokį stendą street foodo, įkvėmėm, karočiui, ir nekvėpuojam, nes tai varysim šiandien pizzą valgyti jaučiu, nes tikras tailandietiškas maistas. Ir skorpionus. Nežinau, bandysim vakare važiuoti į miestą, dabar eisim į dušą, į baseiną paplaukiot, kažką užkasim normalaus. Ne? Taip. Ir tada į miestą vakare. O, sveiki, čia ir vėl aš. Dar vienas žodžiu toks įdomus dalykas. Dabar eina daug žmonių ir prie tos kiekvienos būdos jie nusilenkia. Bet kodėl prie kiekvienos, tai aš nežinau. Pagaliau grįžom, pasileidom geriausią draugelį ir kągi, bent vienas buvo neskemas, šitas mūsų vežėjas, kur pusę dienos važinėjom 40 batų, tik tai sako, nors ir iki viešbučio parvežė. Nu tai galvojam,
Ai, ką su tavim? Skamerį tu, duosim 100. Nu tai jau lankstės jisai ten išlipęs. Ir šiaip visi lankstosi ir norėjau sakyti visi mandagus, bet mandagus dėl to, kad jie skemeriai. Tai kaip jie nebus mandagus. Pas mus per telefonus skemino čia in real, akis į akį. Tai va, eisim į dušą. Ir kita video medžiaga bus jau kaip valgom pizzą. Arba McDonald'ą. Arba nežinau. Kaip ir sakėm, užsisakėm tikro tailandietiško maisto. Iš Taco Bell. Nachos, takos ir buritai. Skanu? Kaip skanu? Labai. Tai va. Ką, atvarėm į Chinatowną. Kažkoks mešapas baisus. Labai daug žmonių, visi rėkia, bet labai daug įvairių fainų dalykų yra. Lobsteriai, krabai, visokie kitokie. Na, pavyzdžiui, vienoj pusėje, pažiūrėkite, kas ten daro. Kažkas vakalianą rūko. Blemba. O šiaip sakė, geriau važiuoti savaitgalį, penktadienį, nes labai, tipo, daugiau žmonių, daugiau šitų food stolų. Bet mes atvarėm ketvirtadienį ir vienu žodžiu, praeit neįmanoma. Ką jis ten? Pirmas pirkinys Aistė ragavo Paciforų šviežiai spaustų sulčių. Labai daug sėklų. O čia čiuvelis gamina... Blemba, gaila nenufilmavau, kaip jisai minko to teško. Čia šitas policininkas, tik ne vietoj sustoja, iškart jisai baudžia. Baikit, neužstokit. Arba kalmarai yra, eik, tiesiog. Nenori? Kodėl, taigi nepatinka tau krevetės? Ne, kažkaip aš Nepatinka? Sulaikysiu. ฝากเงินไปให้เขาทำบุญพักเขาจะฝากอะไรมาให้กิน Tai tie svečiai. เขาจะฝากข้าวต้มฝากมันจะฝากต้มนะ Tai pabandysiu. โดนตาไง Ką, ragausim skorpionų? Nu ką, kebrytė, sakiau, kad kažką paragausiu, tai reikia paragauti. Važiuojam? Šanukasiu. Štai irgi. Varom. Kurias dalyti? Nu nežinau. Koks skonis? Skonis įdomus. Sakyčiau, miltų kažkoks. Kaip miltų. Su kažkom. Su prieskoniais. Labai lyg pradeda. Gerai. Cheers. Tai dabaigsi? Nemanau. Ok. Biški lietus užklupo. Komentarą. Lietus užklupo netikėtai. Sėdi. Bandysim eiti Patai paragauti.
patiekalas patai, chicken patai. Aš nežinau, mes gavom tiesiog maišiuką. Matau, yra druskos pipirų. Tak, palaikysiu. Turim svogūnų. Nelaikyk. O, turim ir laimio. O mes turim servetėlį nusivalyti. Aha. Ir antibakterinių turim. Kai karšta. Laimis. O nenori patraukti svarstyklės ir čia? Nesman. O Jėzu, kaip karšta. Tai tu. Arba eik ant tos kėdutės, paprašyk, kad leistų atsisėsti. Labai labai karšta. Nesvarbu. Oi. Gerai. Bandom miniuoti ir žiūrėti, kas bus. Tada man užausės tie, ne? Šakabum. Kvepia, kai upės vanduo. Duok, aš susispaudžiam jaučiu laimio. Užsidėk druskas pipirų jaučiu. Pasidedam šitų šalia. Labai karšta. Kaip aš dabar? Aš galiu nukasti. Ne. Klausia, ar spices, jau no spicy. Nu. Pipirienų. Čia noodles, ne? Matau. Gal druskos nepadaugė. Dar. Ranka dega. Ką? Dar. Skanaus iki. Skanu? Skanu, labai ranka karšta. Duot servetėlę? Ne, tuoj priprasiu. Blemba, galima valgyti. Nori pavaišinti mūsų draugus? Nemeluosiu, skorpioną išmečiau pusę, nes labai kietas kiautas, o mėsos jam beveik nėra. Bet čia, blemba, tikrai skanu. Skanu? Ar jūs reportažą baigėt? Aha. Taigi, Karolio Valgoma. reportažas baigtas, iščiauna tą... Dabar ir aistė ragaus. Gerai. Baigiu. Lietus nesibaigė, bet va, mūsų kolegė turėjo pasiūlyti gerą oferį, 2 lietpalčiai už 100 eurų. Aišku, tie lietpalčiai čia vienkartiniai, bet mes važiuojam, nes nesinori stovėti čia porą valandų, o šiam batų už 2, tai čia 2 eurų nesigauna. Tai tikrai galvojam gerai čia visai, nedaug apgavo mus. Tai ką? Dabar nebus eilių, mes važiuosim ir bus mums viskas gerai. Aistė labai linksma. Nežinau, kalbino. Po to. Arba dabar, va. Čia buvo Jūratės šitas. Kaip čia? Pasiūlymas, ne? Tai va, paragausim. Tiesiog. Atiduos, va. Tai ką, Aistės pirmas tailandietiškas street foodas? Nes aš čia vienas valgiau ir Aistė nevalgė. Thank you. Thank you. No. Kas, karšta? Papūs. Bet čia tokia riebalų bomba. Tai gerai, tau reikia riebalų. Biškį. Saldu. Skanu? Parodyk, kaip skanu. Suvalgysi viską? Jo. Gerai, aš irgi noriu paragauti. Žiauriai skanu, žinok. Nemoku pasakyti, ką primena.
Oi, kaip kaka. Kaip kaka. Nu kaip? Primena blynus su cukrum ir su bananu. Mes Ne? skanu. Skanu. Gerai. Šitą užskaitom 9 iš 10, ne? Nu, vienžo jau namie. Bandėm Boltą išsikviesti, aš nežinau, kokį pusvalandį gerą. O belia kaip lyjo. Batai kliuksi. O svarbiausia, kaip įrodo, kad vairuotojas jau susikonektino ir aš nežinau, ar jie pamato, kur važiuoti, ar kaip, kad atšaukia karočią. Ir tai pusvalandį. Tai šiaip ne taip grįžom. Dabar dezinfekuojamės po visų skorpionų ir panašiai. Aistė dezinfekuojas. Va. Su čipsiukais, vienu žodžiu. Ir koldumos. Ir koldmosu jo, nes man tai gerklę skauda, aš nežinau. Mes šiaip, kai būnam kambarį, stengiamės kondiškės nejungti. Bet nežinau, iš kur čia tas gerklės skausmas. Tai ką tada gero hebra? Vakaro? Vakaro kelintanis šiandien? Kelintanis? Trečiadienis? Kelintanis ir penktanis. Ir Ar tikrai? gero tada jums Jo, ketvirtanis. ketvirtadienio vakaro. Susitiksim rytoj. Pamajuosi? Iki.